ruplėtų. Na, jau čia jau pats padarė. Saulutė, matomai čia padarė. Ne, tik kaip jau čia taip gražiai šitą, kad būtų ruplėtų. Neužsigiau. Nežinau. Bet tik gražiai su ruplėtų. Kur mes esame ir kodėl mes čia? Ne visur aš savo vietą. Mes esame Tauragno krašto muziejui. Mūsų, čia yra Utenos kraštotyros muziejaus padalinys. Ir tik nėra muziejininkės, kadangi jinai išvažiavusi šiandien atlieka tikrai labai garbingą misiją. Jinai Vilniuje Lazdynuose, nes Lazdynuose būtent šiandien atidengiamas paminklas Eugenijai Šimkūnaitei. Eugenija Šimkūnaitė žolininkė, mūsų kraštietė ir taip jau sutapo, kad būtent šiandien. Tai jinai turi dalyvauti, o mūsų tas krašto muziejus čia kultūros centre per 2 vietas. Čia yra parodų salė, kitas, matėt, salėj krašto muziejaus žymų žmonės, jų gyvenimai, jų nuotraukos, daiktai, o pačioj turim Eugeniją Šimkūnaitės edukacinę klasę. Ir ten vyksta pamokos, užsiėmimai, todėl nes Eugenija Šimkūnaitė gimusi ne čia, bet ilgus metus gyveno čia, todėl mes tikrai saugom jos atminimą. O mūsų šita kelionė skirta 150-osiams 1863-4 metų sukilimo metinėms ir mes labai džiaugiamės, kad galim pristatyti jums parodą iš Čiornaja Padinos. Čiornaja Padina gyvenvietė įkurta būtent 63-4 metų sukilimo tremtinių. Tai vieni pirmųjų trėmimų. Nes sukilimas turėjo ne tik tai priežastis, bet turėjo ir pasekmes, tai va viena tų pasekmių trėmimai. Ir tai yra gyvenvietė įkurta būtent tremtinių. Ir ekspedicijų čia buvo daug, o neseniai vasarą toj gyvenvietei lankėsi gerbiama Rasa Slesoriūnienė ir jinai, čia yra jos nuotraukos. Ir jinai pristatys šitą parodą, kas čia ir kaip, ir aš jau nesiryžtu daugiau šnekėti, kadangi ponė Rasa tai geriausiai žino. Anoki čia ponė. Labą dieną, gerbiami šeimininkai, muziejaus darbuotojai, utenišniai ir be abejo svečiai. Miela mano sesė Jūratė, atvykusi iš Kalūros, 200 km už Maskvos. Meilės tremtinė. Aš atsiprašysiu, Vladutė, tavęs. Norėčiau pradėti nuo šitos nuotraukos. Kodėl aš išdrįsau jūsų kviesti? Nuotrauka daryta 1934 metų rugpjūčio 15 dieną. Tada mano mamytė Paulina Gaidukevičiūtė ir mano tėvelis Simonas Zaliauskas tuokėsi. Jaunosios pusėje sėdi, stovi tremtiniai. Dar tik 13 metų, kaip jie grįžę iš Čiornaja Padinos. Atsidūrė jie, Gaidukevičiai, už dalyvavimą 1863 metų sukilime. Politiškai nepatikimasis Jonas Gaidukevičius, čia sėdi toks pakumpęs senukas, buvo ištremtas, kaip jam te buvo 4 metukai. Jo tėvą, mano prosenelį Justiną Gaidukevičių, trėmė iš Ašmenos. Ašmena tuo metu priklausė Lietuvos teritorijai. Dabar tai Baltarusija. Mano pusseserė Genutė Zaleckinė, kada dar buvo Gaidukevičiūtė, studijavo rusų kalbą ir kaip gerą studentę nusiuntė dirbti ją į archyvus, vertėjauti. Ji aptiko bylas, kurios nebuvo žinomos mūsų giminiai. Ji dar prieš mirtį spėjo apdalinti mūsų tą medžiagą atrasta. Pasirodo, kad sukilime dalyvavo 5 broliai Gaidukevičiai.
Jos 5 teisė Vilniaus kasacinis teismas. Juos turėjo pakarti, bet kažkaip parodymus davė liudininkai. Galva guldė, kad nieko panašaus Gaidukevičiai nedarė. Tai yra, netalkino sukilėliams, nepenėjo jų, nešelpė ir neprūpino apavų, arkliais ir visais kitais dalykais reikalingais, neaštrino dalgių ir netiesino jų kaip ginklų. Kiti atvirkščiai sakė, kad kepė duoną, pirtyje maudydavo sukilėlius, mano probobutė siuvo marškinius, prosenelis siuvo batus sukilėliam. Ir taip, kad dabar aš jau nebepasakysiu, kas yra kaip, tik tai tų 5 brolių likimas buvo toks. Kasacinis teismas nusprendė ištremti в дальние территории. Į tolimas teritorijas ištremti. Taip ir ištrėmė 5 brolius iš vienos šeimos. Kada aš nuvažiavau į Kazanę, tai buvo prieš keletą metų 5, Kazanės archyvuose saugoma visi dokumentai susiję su tremtim. Aš domėjausi, kodėl būtent Kazanėje. O pasirodo, Pavolgio teritorijose, Pavolgio teritorijose, aš nematau saviškių, negaliu, Pavolgio teritorijose gyveno vokiečiai, lietuviai, lenkai ir kitų tautybių tremtiniai, ir tie patys rusai. Ir tie patys rusai ten gyveno tremtiniai. Už įvairius dalykus trėmė. Ir daug tų tremtinių ten buvo. Ukrainiečiai, žinau, Krasnianką įkūrė, Mūsiškiai įkūrė, tada nuvykę. Čiornąją Badiną, kiek tolėliau, pamatė, kad jau netelpa 75 šeimos. Kaimą šitą įkūrė, apgyvendintos buvo 75 šeimos. Toliau įkūrė Jatalovką. Paskui pamatė, kai jau prasigyveno, darbštus buvo, išmoko pažinti žemės ūkio darbus. Tada įkūrė dar vieną kaimą, bet labai įdomiai. Ir vyrai lietuviai ir moterys nusivežė tokią savoką kaip prūdas. Reikėtų sakyti kūdra, bet man net liežuvis taip nevirsta. Sakyti prūdo savoką. Nuvažiavo jie tenai ir ką padarė? Pamatė, kad pavasarį tie griovos, ten jie vietiniai vadina balkomis, būna pripildyti vandens. Ten begalės to vandens pavasarinio, žiemos gilio, šaltos. Ir vyrai sumastė, kad reikia pastatyti užtvankas, sulaikyti, pasigauti tą pavasario vandenį, polydžio vandenį. Tai ir padarė. Aš ten nepadariau jau, daug nuotraukų padariau iš vis, bet tos neišryškinau, kadangi ribotos galimybės. Ir po šiai dienai jaunimas važiuoja ten maudytis, internete mirga, kad gerai žuvis kimba, aplinkui ganydavosi juodagalvės avys, ypatingos bandos lietuvių jau išpuoselėtos nuo senovės. Dabar jau mes avių nematėm, žmonių irgi nelabai matėm, bet mes buvom galbūt tokiu metu, kai vasaros pradžia ir dar neatostogų metas. Tai taip, reiškia, 5 broliai Gaidukevičiai atsiduria Čiornąją Badinoje. Ir Kazanėje nuvažiavusi, kodėl aš vėl klausiu, Kazanėje man paaiškino taip. Tai buvo kitatikiai, katalikų tikėjimo. O Kazanėje soboras pagrindinis. Ir Kazanės soborui turėjo duoti ataskaitas visi kitataučiai. Aš manau, kad tai jiem aiškino, kad reikėtų aprūpinti bažnyčiomis, ne vien cerkvėmis, statyti naujas bažnyčias, juos aprūpinti reikėjo turėti duomenis. Aš manau, kad tai buvo puikus sekimo būdas. Kur tie tremtiniai? Jei kaip juos išvarė, aš domėjausi istorinę literatūrą, tai pagal idėją taip, tai nebuvo, kaip pasakyti, nebuvo patys žiauriausi nusikaltėliai, tai ne žmogžudžiai, tai taikų žmonės buvo. Tiesiog jie norėjo turėti žemės, jie nebenorėjo eiti į rekrūtus, pamenat kiek metų? 25 metai. O sako, tie laisvieji, mano šitie proseneliai buvo protėviai laisvieji valstiečiai, galbūt jau ir daugiau, nes prosenelis turėjo 100 hektarų žemės.
Tai tais kokia pelkėta ten žemė, ta ašmenoji, ten nemanau, kad ten turtuoliai. Bet kas šiandien man vis tiek skolinkas? Bet tai buvo. Tai buvo sekimo menas, aišku, jie turėjo žinoti, kas yra kas. Jie yra laisvi valstiečiai, bet vis tiek į rekrūtus jie privalėjo. Būdami ten ašmenoj gyvendami, jie atiduodavo mokestį kažkokį, taip, ten činšų vadinat jūs istorikai, taip, činšą duodavo, o ir rekrūtus siūsdavo, į rekrūtus. Nenorėjo rekrūtų, jau pajuto laisvės skonį, tie dvarokai, vadinamieji, da jos kitaip vadindavot, kitaip, tie, kur ponui priklausė, vienuolynam, tai buvo patys labiausiai nuskriausti valstiečiai, nes Bertašiai, man atrodo, iš tos genties, nes mano probobutė, iš mamytės pusės, buvo jau iš Bertašių giminės. Jinai buvo Dijokaitė, Bertašienė. Ir mano bobutė buvo jau, bobutė, va šita Karolina, jau buvo Bertašytė. Ir jinai tikrai buvo nuo Vyžuonų, jau žinau, irgi išrašus iš Vilniaus archyvų turiu. Žodžiu, gyvena, sakykime, ir Kazanės archyvuose randu įrašą, tokį atskiram lape 10 šeimų. Ir visi Gaidukevičiai ten surašyti. Jie buvo pertremti dar kartą. Ne veltui pavardė. Nuo Gaidžio. Ir nuo Gaiduk. Visom kalbom karinga gentis. Tai jie buvo pertremti, už ką aš negalėčiau pasakyti, bet vieną prielaidą galiu. Viena prielaida su jumis galiu pasidalinti. Randu, kad jie visi parašyti vardas, pavardė. Rusų kalbą žinantis arba su rusais bendraujantys žino, kad rusas būtinai pridės tėvavardį. To nedarė nei su vienu tuo tremtiniu. Bet mano vienas dėdė Andrius Gaidukevičius užrašytas Vedeniktov. Jau ten raštininkas nelabai buvo raštingas ir iš klausos net gamino. Benedikto tikriausia, Vedeniktas. Nieko panašaus negalėjo būti tokio vardo, jau mes suvokiam. Reiškia, tai buvo maždaug tas sąrašas, ten nėra jokio lydraščio, nieko parašyta, kad jie neturi gyvenamosios vietos ir jie, reiškia, nepriskirti jokiam luomui. Kažkaip tai nesėkmingai. Klausiau dabar 93 metų tokio mikščio, sako, jie tikriausiai, nebuvo priskirti niekur, nebuvo priskirti. O kada žmogaus nepriskiria? Kai jis nepritampa arba kai jį baudžia pakartotinai. Tai va, ir šalia Andriaus stovi jo sesuo Antanina. Antaninai 38 metai, Andriui 37. Reiškia pažeminti ašmenoj, paniekinti valdžios, apiplėšti, atimta žemė, atimta sodyba, viskas atimta, ką turėjo. Ir jie nebematė prasmės likti ir jie išvažiavo paskui sumelavę tėvavardžius, jie išvažiavo į tremtį savo norų. Tas kartosis, iš kartos į kartą, kol paskui viskas kažkas tai paims ir papasakos, kaip ir aš dabar, kad papasakojau. Dėl ko darau tokią prielaidą? Už tai, kad randu dar vieną sąrašą. 1872 metų sąraše, rastame Kazanės archyvuose, ten visas buvo surašymas gyventojų. Bet tas surašymas vyko taip, kiek tau metų, kiek pasakė tiek. Lietuviai linkę meluoti, jeigu turi naudą. Tai iš kartos į kartą, šimtmečiais istorija kartojasi. Klausiau archyve irgi, tenai nuvažiavusi, sakau, kodėl tai darė. Ir mokslininko tokio Vячеслава Pavlovo, kurio disertacija yra губернские уездные органы власти и политическая ссылка в Российской империи. Taip vadinasi knyga. Supratot visi? Gerai, nebeversiu. Tai va jis man sakė, ir jie turėjo naudos. Mokesčiai, tarnystė kariuomeniai ir visa kita, tai turėjo kažkokią įtaką, tai jie melavo metus. Bet aš sakau, kai ir Kadžytės knygoje, ir Visockio, ir Vėliaus darbuose žmonių, kurie tyrinėjo šito kaimo istoriją, yra parašyta, kad neįmanoma pagal sąrašus tuos tą gyventojų surašymą atsekti. Kas kokio amžiaus. Tai žiūrėjau, po kiek tai metų daro sąrašą, kad ir Antanina
paukšt ir pajaunėja. Nu, tai nesunku suprasti, matyt, dar gal vylėsi ištekėti, gražiai atrodė, bet kas ten žino, negalite pasakyti, kodėl taip vyko. Tik tai dar vieną sąrašą randu, jau parašyta, kad tai Francas ir Anupras, Frans parašyta, Anupras jiem vardus iškardavė. Kitus rusiškus, kad patogu būtų surašyti raštininkam, kad jie jau turi seserį Antaniną, tą pačią maždaug tų pačių metų. Tada aš padariau išvadą, kad jie atvyko slaptai, kadangi kitas tėvavardis, o paskui po kokių 10 metų maždaug jau atvirsta, kad jie yra kitos giminės. Dabar galėčiau kalbėti ir apie kitus. Dar turiu paminėti Bertašytės Karolinos. 1920 metais lietuviškam žurnale Šaltinis, tiesa, tą šaltinį mano pusseserės senelis prenumeravo, gyvenęs Talovkoje. Draugavo su kunigu Striku, labai jau garsi pavardė, buvo zakristijonų prie jo bažnyčios Talovkoje ir už tai buvo raštingas, mėgiamas ir jautė poreikį skaityti. Ir šaltinis buvo skelbimas, kad lietuviai jau galėtų grįžti į Lietuvą. Sunerimo, protingi, tokie apskaičiuojantys šachmatininkų mąstymo, lobinio mąstymo atstovai 2 metus ruošėsi išvažiavimui. Tai nebuvo lengva. Tai buvo 2 skirtingos valstybės jau priešiškos, nepriklausoma Lietuva ir tarybinė tampanti Rusija. Tai buvo didelis procesas, bet mano bobutės vienas sūnus, dėdė Jonas, nebesulaukė. Jis norėjo nuvažiuoti į Lietuvą, pasiėmė žmoną, 2 mažas dukreles, žmona Cecilija, dar galiu pasakyti, dukrelių vardų neišsaugojo atminti niekas. Ir probobutė mano, Dijokaitė Bertašienė Valantinienė, jos Bertašius mirė jaunas, jinai sėdo į vežimus ir išvažiavo be leidimo į Lietuvą. Buvo ir daugiau tokių, iš Talovko žmonės vyko. Tai vienas Pskove mirė, tai vėl kur nors buvo susitikę. Žodžiu, kelias buvo sunkus. O šitie arkliais išvažiavo, prie Maskvos pristigo duonos. Pagal vienus teigimus mano probobutė, teta Cecilija, dėdienė Cecilija ir mergaitės pasėlusios išėjo duoneliauti. Pagal kitus pasakojimus, jos išėjo, dar turėjo aukso pinigėlių probobutė už savo rūbose užslėpusi, mainyti ant maisto, badas siautėjo, plėšikavimas ir jos negrįžo. 7 dienas dėdė Jonas laukė, jos nepasirodė ir jis palikęs, taip viską kaip yra, grįžo į Lietuvą. Praeina 2 metai, traukiniu grįžta va šitos pusės žmonės, Gaidukevičių giminė. Kai kurie iš jų jau Čiornapadinoj susituokė. Tai mano teta Eleonora ištekėjo už Sereičiko, Sereičikas komiliardieriaus dabartinio Kazicko tikras dėdė. Tai va. Teta Ona ištekėjo dar į Talovką, nutekėjo pas Zavackus, po šiai dienai Talovkoje begalė Zavackų. Grįžę irgi tuokėsi, kūrė šeimas, darbštus buvo, bet nuogi plikė atvyko. Ir buvo toks tas žmogus Černius, ne vien Černius, dar ir kiti raštingi žmonės, dar, sakė, mano dėdės padėjo, 2 geležinkeliečiai buvo, 2 broliai, mano vyresnieji dėdės. Jie irgi padėjo sutvarkėjo pas Smetoną, su prašymais, kad suteiktų jiems savanorių statusą. Tai buvo pašalpos išmokos piniginės ir kiekvienam suaugusiam asmeniui grįžusiam savanoriškai iš tremties suteikti žemės. Tai žemės nebuvo daug, dvarus, kai dalino dvarus, tai vieni, kas nukako į Kėdainių rajoną, tai kiek žinau, Širmulio dvarą dalino,
mūsų, tai kitus pavadinimus dvarų minėjau, tiksliai dabar jau nebepasakysiu, kažkur tai užrašyta yra. Ir mūsų atsidūrė Vilkavišky, Klausučių kaime, paskui ten Žalioji netoli, tai Vilkaviškio rajone Žaliojoje. Tai bet senelis buvo mokytojas. Mano mamytė, kai grįžo į Lietuvą, tai buvo 9 metų mergaitė, buvo prie pirmos komunijos privesta toj prabangioj Čiornoje Padinos bažnyčioj. Buvo puikiai mokinė, Čiornoje Padinoj mokė ten mokytojai, atvažiuodavo, dingdavo, ten buvo sunkus darbas, sunkus gyvenimas, ne visi tvėrė. O kai grįžo čia į Lietuvą, va tas žmogus egzaminus suruošė ir beveik nieko nepraleido į tą pačią klasę tolyn. Zaliauskas, jis buvo labai griežtas ir labai garsus mokytojas tam krašte. Ir jo šeimoje daug kas mokytojavo. Tai mama persimokino, į 1. klasę pasodino. Tai jai buvo didelis pažeminimas, mus mokė iš naujo rašyti. O Čiornoje Padinoje lietuviai susiorganizavo 1875 metais. Ištremti baudžiauninkai, pasistato mokyklą. Matot griuvėsius, ten mokykla. Tokie griuvėsiai Rausų plytų. Ir ten statyta, perstatyta, ne, čia gyvena. Pasistatė bažnyčią. Sukūrė bendruomenę tenai Čiornoje Padinoje, sako, lietuviai buvo labai vieningi. Nelabai tikiu šitom kalbom. Jie negali tai būti vieningi, bet žinot, kame vienybė. Vat nesunku mums prisiminti, kaip nepriklausomybei mes elgėmės. Kaip mes elgėmės sausio 13. Va jie ištremti, žinokit, kiek akis mato dangaus skliautas ir žemė. Ir nieko nėra daugiau. Jokio aukštesnio augalo, jokio medžio, jokio krūmo. Tai kaip sakau, šitas pasaulis ir anas pasaulis. Ir šitoj tuštybei, nykybei, jiem reikėjo išlikti. Jie norėjo žemės, jiem davė žemės tiek, kiek valioja apdirbti. Jie norėjo laisvės, laisvę vargti, jie gavo. Jos surašinėjo, jos bažnyčia surašinėjo, jos kas mėnesį surašinėjo pristavai kitų užsakymų. Taip sakė Viačeslavas Pavlovas, mokslininkas iš Čeboksaro. Tuo klausimu visi domintis, kaip jau minėjau. Žodžiu, taip gavosi, kad šitie žmonės ėmėsi vėl iš naujo. Dar aš turiu papasakoti jums, kaip ryžosi važiuoti 22 metais, kai jau sutvarkė dokumentus. Nuvažiavo atstovai iš Talovkos, iš Čiornoje Padinos pas Leniną. Piktas buvo Leninas kaip šeškas tą dieną, bet pasirašė. Bet pasirašė dokumentus, tą patvirtintų ir Violeta savo prisiminimais. Violeta Andrašiūtė. Tai va, jūs matote antkapį Bertašiusi, tai mano proseneliai. Andrašiusi, Violetos giminės, o mes var gyvenam vienam name. Ir tai po kiek daugelio metų sužinojau, pasaulis toks, tikrai, kad žemė apvali. Ir kaip jie grįžo, mūsiškiai pardavė viską, ką turėjo. Pardavė už 4 centnerius grūdų ir už geležiniais ratais fūrą, didelį vežimą. Važiavo į Čistopolę, nežinau, kur tai yra. Čistopoliai juos susodino į 30 vagonų lietuvius, kurie pasiryžo 22 važiuoti. O mūsiškiai dar tą fūrą geležiniais ratais atidavė už tai, kad juos pavežė iki stoties. Tai reiškia, liko 4 centneriai grūdų. Kelionėje gimė mano pusseserė Levutė. Ją neseniai laidojom, 90 metų jinai jau turėjo tada. Kelionėje pagimdžiusi teta Ona susirgo drugiu. Prakaitavo, kažkokiu būdu kažkur skalaudavo rūbus ir vyrai ir moterys lietuviai, apsiviniodavo kūnus vystiklais, tais paklodėm, džiovindavo savo kūnų šilumą, drabužius, kad turėtų ligoniui pakeisti patalą, rūbus, kūdikį vystyti. Buvo vieningi. Bet aš taip pat skaitau prisiminimuose, kad kai kurie iš jų buvo labai neturtingi, ganė vis kitiem, tarnavo. O tai, kad minkė molį, darė plytas tom statybom didelėm, ten jokios statybinės medžiagos nėra, tai yra molis, šiaudai ir karvės mėšlas. Ta darbą darydavo vaikai ir moterys, vyrai neminkė. Nebuvo taip priimta.
Nu, aš tikriausiai per ilgai kalbu. Man sakykit, stop, moteriška kalba yra tobula. Dabar taip. Taip, dabar truputėlį apie nuotraukas. Koks buvo kelionės tikslas? Žodžiu šitaip. Aš nesuradau visų, faktiškai nesakau, kad nebesurasiu, kažką dar padarysiu, bet labai sunku tą padaryti. Kapinaitėse. Kai revoliucija prasidėjo, čia nebegaliu peršaukti, čia Viktoras Kazarinas iš Šiaulių su džipu atvažiavo į Čiornąją Padiną irgi pagerbti savo protėvių. Jis pastatė šitą koplytėlę. Nugriovė, Kazickas finansavo, Viktoras Kazarinas vadovavo statybom. Kapinaitės, jos aptvertos mano dėdės Gudo senelio brolio nukaldinta tvora. Tvora ta graži. Čia saulė leidžiasi, sausi medžio šakos, toks graudulys. Gaidukevičių neradau. Senusios lietuvių kapinės jau atsidūrė Savašinė. Alyvos, erškėtrožės tiek susiraizgė, susimazgė, mes apsidraskėm kojas, negalėjom nueiti. Čia jau vėliau buvo pastatyta paminklai, Lituanikos idėja buvo, marmurinės plytos ir čia plytų daug nufotografavau, 40 pavardžių, kai kurios kartojasi, surusitas variantas ir dar lietuviškasis išsaugotas variantas. Aš savo Gaidukevičių neradau, bet aš radau Bertašius. Neradau Probobutis, Dijokų, bet jie ten buvo ir gyveno ir tikrai žinau. Žodžiu taip, ten kokį dar 30 užrašų mažiausiai trūksta. Bet bus taip, kaip bus, todėl aš kartoju pavardes. Dijokai, Bertašiai, Zavackai, tie, kurių nėra iškalta. Labai gražus paminklas, 200 kilometrų jodavo, arkliais arba važiuodavo, žirgais jodavo, turėjau tenai arabiškos veislės žirgų ir užsakydavo puikius paminklus, čia žalsvas toks akmuo, bet jis jau nukritęs. Užsakydavo pas vokiečius, vokiečiai darė jiem. Kapinaitės norėjo tiesą, vat atprieisiu prie kapinaičių, šitągi nugriuvęs žoliai, aš sakau tam Jonui įdėjusiam, senukas 75, sakau, Jonai, pas mus tai negulėtų toks akmuo kapinėse ilgai. O, sakau, neina atkelt, bandėm. Tai va. Čia mažos gėlytės, atsiguliau ant žemės, traukiau objektyvų ir nufotografavau. O tokios jos. Bet ten kitos gėlės nežydi ir man atrodo, kad pasižiūrėkit. O čia tas gražiosios, vartai gražus, ta gražioji tvorelė. Atvažiavo po revoliucijos, o revoliucija ten ne iškart atėjo. Raudonom staltiesėm nuklojo stalus, valgių priruošė, arbatos privirė, sacharą prikūskų, žinot kaip, geria vandenį, kristelį cukraus, visko buvo. Kitą dieną stalus, dar vaikams parišau raudonus kaklaraiščius ir liepė giedot smėlą tavariščių Gnovų. Nedavai atsirama. Barbė kažkaip tai, apie kovą. Vaikai sakė, plyšavo, gėdojo, o kitą dieną nurinko ir prasidėjo badas. Norėjo nurinkti ir tvorelę. Tai žmonės nuo bažnyčios dar atidavė tvorelę, vokiečių darytą. A čia tai paėmė kuolus į rankas, kas ką turėjo ir išvijo. Ir taip ir daugiau net važiavo. Kažkaip tai išgelbėjo. Bet jūs pastebėsit, lietuviški kryžiai dar stovi, kur nekur, bet visur eilima jau, kas gyvena, tai matydami. Čia bažnyčioje kunigas Darjušas aukoja šventas mišias 150 metų jubiliejaus proga. Koplytėlės viduje, mažytė ta tokia koplytėlė. Matote, kaip jin atrodo? Vos toks pastatėlis. Ir keletą medžių matot. Mano mamytė pasakojo, kad medžių nebuvo. Bet paskui, kai atsirado elektra, pradėjau pumpuoti iš Malai Uzėnių, upė tai vadinasi, Mažasis Uzėnis. Bet gal pavadinimų nereikia versti. Malai Uzėnių pumpavo vandenį, tai jeigu laisto kasdien, tai tie medžiai dar ir išauga. Čia vien Darjušas iš Saratovo, 300 su virš kilometrų važiuoja. Jam talkina 2 studentės, vienuolės, jie katalikai. Rusų kalba vyksta pamaldos, bet pagal mūsų kanonus. Va čia tai apsiverkiau. Kažkur turėjo būti ir Gaidukevičių sodyba, didžiulė, kadangi brolių buvo daug, darbščių rankų daug. Čia jau nieka. Žinokit, aukso vertės tie vartai.
Medžio ten nėra. Ta medį atvežti reikėjo, kokius mažiausiai 200 km važiuoti, plukdyti, ten nusipirkti, nuvažiavus parvežti. Kinkydavo kupranugarius, vadinamus verbliogais, nes kai ten nuvažiavo, daugeliu dalykų nebuvo pavadinimų. Reikėjo kažkaip skoliniais vestis. Man tai širdį spaudė, va tokie ornamentai, mano, kaip pasakyti, aparatas toks kuklus, jisai muilinė vadinamas, bet kažką tai stengiausi parodyti, aš norėjau pasakyti, kad grožiai spaudė iš visko. Važiavom, jokio pastato, nieko, tik staiga išlenda iš niekur kaimelis. Ir suskurdėjo ta mūsų širdis. Tai va, vartai, matote ten toliau, žmonės naudojasi dar ūkiniais pastatais. Buvo šventė, po šventės pasakiau kalbą ir išėjau ir kažkaip tai kaip girta ta gatve. Ta gatve, kur mamytė pririšdavo kietį už viršūnės, mažutė būdama, ir vilkdavo nuo vieno kaimo pakraščio iki kito. Ir tą darydavo ir kiti vaikai ir sakydavo, čia mūsų mašinos. Ir būdavo vaikai privalgę arbūzų dainių, tų vadinamųjų moliūgų ir nemoliūgų, melionų. Arbūzų ir melionų, lipnūs, veidai, rankos, storų sluoksnio paugdavo dulkėm, ir šitie vaikai į baltaodžius tikrai nepanešėjo. Visi juokdavosi ir visi džiaugdavosi tų vaikų išdaigom. Tai va, einu tą gatvę ir moteris. Tokio gražaus veido, šilto, malonaus, sako, nefotografuok manęs, aš netremtinė. Sakau, koks skirtumas? Tu mūsų kaime, tu kartu. Va čia Elenutė mūsų vaišino arbata. Pyragėlius kepė Valentina Baltarusė nuo Bresto. Čia gyvenamas namas. Ir matote, jie detalės puošia. Nebėra jėgų, gal ir lėšų dar nėra, kad visus namus iš visų ir tikslo, manau, nėra. Bet kokią tai detalę jie būtinai išryškina. Ir jums nesunku pats spėti, kokia spalva dominuoja. Čia mūsų kavalierius bendras ir 5 našlių draugas didysis Jonas Vilutis. Aišku, jį visi Vanė vadina, dėdė Vanė, mums tai jis Jonas. Kai aš ankstesnius kadžytės užrašus vartau, tai jis ten Ivan. O dabar jau jis Jonas, atvartojau vėl. Va čia prieš 150 metų rytais visi išleidžia karves iš savo. A jūs įsivaizduojat, kaip sodyba atrodo? Vartai aukšti, atidarai tos vartus ir ten prasideda statiniai. Vienas prie kito, 3 sieniai, taip vadinamieji, net gaunasi 2 sieniai, 2 sieniai, vienas prie kito. Ir ten ir klojimas, ir jauja, ir peludė, ir ledainė, labai stebėjausi, reiškia, ledus išsaugodavo, kaip šaldytuvus turėjo. Ten ne visko turėjo, ir vištidė, ir žasidė, ir kada kai visas šitas baigėsi, vėl tvora, ir ten jau daržas. O prieki kiemas reto švarumo ir per tą gražų švarų kiemą išvaro karves ir kazachas nuo amžių glūdumos atjoja su žirgo eikliu, bizūnų be galo ilgų pliaukšį, kažką šūkteli ir išgena karves. Išgena karves ryte, pargina vakare. Karvių pareigimas, vėl sujudimas, išeina žmonės sveikinasi, bet bičiuliaujasi ir sulaukia savųjų karvių. Mums tai tas karves varo, eina karvės, paskui jas dulkių stulpai. Buvo labai įdomu. Ir graudu. Vanduo, kuris duoda gyvybę. Žemė ten juodžemis, ten be galo derli. Panašius laukus mačiau tik tai Elzase ir Lotaringijoje, šiemet Škotijoje teko būti irgi. Be galo prižiūrėti, viskas auga gražiai, vien dėl to, kad yra vanduo. Va čia malai uzienį, tingi ta upė, vos teka, užtvanka čia. Jie užsitvenkia vandenį, bet tada iki kazachų nebenuteka vanduo, kazachai lieka atiduoti vandenį. Lilė, skubink mane, aš pamečiau laiko sąvoką. Gerai, dabar taip, prabėgdama. Gerai. Va čia skėriai, aš pagavau skėrį. 60 km nuo Čiorno Padinos, labai bijojo ir meldėsi, kad nebūtų antplūdžio, o jų milijonai ten visai netoli. Čia šventė. Nugriovė bažnyčią, šventoriui pastatė kultūros rūmus. Stepė, kur, sakau, horizonte susilieja žemė su dangum, tiek daug vietos. Bažnyčiai vietos
nebebuvo. Medinė puikiai, išmoningai pastatyta, amerikiečių padovanoti vargonai. Kur viskas nukeliavo, niekas nežino. Sako, kas Saratovė, tai kas sako, kad vamsdelio kam tai reikėjo. Va, čia mūsų draugės, čia mokykla senoji, naujoji pastatyta kitoj vietoj. Čia mes gyvenom šitame name, čia jau renginys, Dariušas susikaupęs, šurmuly nedalyvauja, čia Kristina, Jūratės sesers dukra fotografavau, Petė Mikšys, pavardės lietuviškos, vežė mane į Krasnianką, starąją Krasnianką, sutvarkyti dokumentų ir Petras Mikšys, bet jį visi vadina Petė. Lietuviško ten dar netiek ir daug, bet kada lyginom gretimus kaimus, tokia tvarka, susitaikymas. Ir dar norėjau pasakyti, vienybė, kada laukia svečių, visi kaip vienas, siena, visi pasiruošę, visi pasipuošę, pasitempę, prasiveria vartai, tai pieno atnešė, tai sviesto, tai grietinės, tai vaistažolių, kai sužinojo, kad čia mes kosim. Žodžiu, begalinis toks susiklausimas. Ir aš vėl galiu suabejoti savo pasakytais žodžiais. Nėra vieningi lietuviai. Yra. Kada nepamiršta apie amžinąsias vertybės. Meilę. Žmogui, žemei, tėvynei. Tada jie vieningi. Esminių dalykų pamiršti negalima. Aš dėkoju, padrikai kalbu už tai, kad aš šiandien ant tos kojos. Lietuvio mentalitetą mes pajuntam visada, kada nuvažiuojam į Baltarusijos lietuvių salas. Gerbėčius į kitus kaimus. Čia ponė labai gražiai pastebėjo, kad reiškia žmogus nelabai kažką turi, kada būdavo ekspedicijose kraštotyros. Tai būdavo vis tiek suranda ką nors tokio, kad ir menko, bet būtina atnešant kokios tai lentutės pateikia, reiškia, kad pagerbė, kaip sakoma, pastebėjo, džiaugiasi. Labai ačiū, jūs labai gražiai. Nu, kaip pasakyti, mano širdį, kaip pasakiau, nebesakysiu. Tai mano širdį. Ir iš tiesų, gal turit kas rasai klausimų. Mes tikrai būsim miške, galim prieiti, pakalbėti, pabendrauti. Dabar pasakyk į keletą esminių klausimų. Tavo kelionės tikslas. Neišsiplėsdama. Mano mamai 100 metų, sukilėliams 150 metų nubaustiem. Kaip sakiau, pradėdama, mano probūtį dingo be žinios. Mirdama mamytės, išgyveno 85, bijojo vieno, ne mirties, o to, kas melsis už probūtę. Kai gimė mano anūkas, aš pasivadinau, nemočiute. Kaip? Ačiū. Antras klausimas. Kokiamis lėšomis tu šitą tikslą pasiekei? Labai yra dosnus fondas. Socialinio draudimo fondas, Utenos skyrius. Tai yra sodra, pensija. Taip. Tai yra savom lėšom. Be abejo. Mes tai nepasakome. Taip. Kokiamis lėšomis padarai parodą, kad galėtum pasakoti apie giminę, apie lietuvius tremtyje? Mano seserys, vienai 78, kitai 77, finansavo ir aš tą padariau. Ačiū. Ir iš tiesų, dar vienas klausimas. Rasa, ar tu vėl savo fotografijas, prisiminimus laikysi tik galvoje, spintoje ar lentynėlėje? Jūratė liudininkas, kad aš jau pradėjau rašyti. Taip, būdama Škotijoje, Erčt upės vagoje, ten tokios olos, teka vanduo, per akmenis perlipi, sėdėjau 3 savaitės ir dieną dienon rašiau. Aš, bet kažkaip tai reikia sėst, nu nežinau, gal ateis toks, ne gal, bet ateis, turės ateis, dabar jau mane primyks jos, aš žinau mano sesės. Aš turiu sąrašus, aš turiu nuotraukų gražių. Jūratė atvežė savo dukraus nuotraukas, išsižiojau, profesionaliais aparatais fotografuota.
Suprantat, reikia padaryti knygą. Nežinau, čia man Reginaitė Bukauskienė pasakys, kad jinai daro su tom knygom ir kur eina, kam myga. Kam myga. Tai iš tiesų, jeigu kas ką galėsim, tai nuoširdžiai tikrai tikime ir man atrodo, savivaldybė prisidės, nes iš tikrųjų. Tai Mano medžiaga surinkta unikali. Mane atakuoja, žinokit, dabar visi. Kas tik gali. Ir iš tiesų atakuoja. Ir neduodu niekam, o sakiau, Šiaip, maloniai. man atrodo, tikrai patyrei daug, turi daug žinių, galėjai jomis dalintis, džiaugiamės tavimi, tavo įdirbiu. Čia iš tiesų susirinko tie žmonės, kuriem nėra nesvarbu, kas vyko Lietuvoje prieš 150 metų. Mes būsime tose vietose. Utena turi tokių vietų, ne tik Tauragnus, tai yra ir Užpaliai, tai yra ir Vyžuonos. Mes žinom daugiau 1941 metų trėmimus, ar ne, kur daugiau yra žinoma. 63 metų ketvirtųjų sukilimas, na aišku, 1831 metų sukilimas yra žinomas, bet dar labiau jisai pamirštas. Ačiū Dievui, kad atverčiame, kad dar turime liudininkų, kad dar turime tyrinėtojų, kurie, na, tai daro ekspedicijas ir vis mums primena. Ir iš tiesų, Rasa, ačiū tavo sesė, kurie palaiko, paragina, paskatina. Ir kad mes visi čia kartu, visiems irgi ačiū ir kukliai šiuo kartu tau už tavo triūsą, už tavo darbą. Nu, tai čia pasakojau, muziejuje aš jums pasakoju visai kitus dalykus. Bet ten tu šmaikščiai, čia jau labai moksliškai, ten archyve buvau, ten buvau. Taip. Bet aš galiu tokių... O toliau ką aš žinau, kur jūs išteliusysit paskui mano duomenis. Bet ten ir yra, kaip jie gyveno, kaip lietuvybės išlaikyta. Suprantat, nu, bet kas yra, ką pajautei, ar tik rusiška, ar yra... Aš, pavyzdžiui, tik gavau įrašus iš Jeršovo, Jeršovskį rajoną dabar tenai. 93 metų Mikšys Jonas atsakė į mano klausimus užduotus. Ir vienas klausimas, ar mes giminės? Aš žinau, kad mes giminės buvom, man dabar visai nesvarbu, man nieko iš nieko nereikia. Man tiesiog svarbu, kas kuo buvo ir kada. Ir jis pasakojo, kaip grįžinėjo Lietuvą, 2 agitatoriai vaikštinėjo po Čiornąją Padiną ir rėkavo, negrįžkit, čia gyvenimą susitvarkysim, negrįžkit į Lietuvą. Tai kažkas jį nuvarė prie upės ir sukapojo tuos 2 žmonės ir sumetė kūnus į upę. Nebuvo tas grįžimas lengvas. Bet dabar tikrai bus tokia studija, kurią padarys mūsų Bronė. Mes tikrai žinom, lietuvis trėmė 63-4 į Rusiją, o rusus trėmė į Lietuvą. Į Lietuvą. Tai kas jie, kolonistai? Vat, į tą, tai jie ne... Lygiai gavo kompensaciją. Taip, ir vat, iš tiesų mes... Mūsiškai, kai grįžo Belius, jau negalėjo į gimtasias vietas sugrįžti, nes buvo kolonistai, kaip jie sakė. Taip. Tačiau vėl kas sako, bet tie žmonės, kurie gyvena čia, mūsų kraštuose, jie iš tikrųjų nekarti. Jie taip pat buvo... Tai va, Bronė toliau vėl. Taigi, dabar tikrai ačiū, buvo labai malonu, gražu ir mes galim įsivaizduoti, kaipgi atrodo lietuvių gyvenvietė tenai, kaip dabar ir tikrai išsamu. O dabar mūsų kitas tikslas jau Minčio sukilėlių kapinaitės. Sėdam į autobusiukus, kurie yra, ir važiuojam tenai, kadangi truputėlį žiūri į laikrodį, mes turim nuvažiuoti ir tenai bus kaip tik tai seniūnijos ir kultūros centro renginys. Bendrausim, truputėlį ir kalbų paklausysim, bendrausim, dainuosim, valgysim šaulišką košę. Šokštelę. Lauk ir tada papasakos. Aš jiem tai siūlyčiau žinką, pravažiuot ginučių. Jo, gerai.
Gerai, gerai, tupėk. Atėjote ir mokiuką radote? Bet paklausykite mūsų. Dabar tai yra tikrai mūsų krašto pasididžiavimas. Akmuo mokas šalia mokiukas, tėvas ir sūnus. Žinoma, Lietuvoje tikrai yra didesnių akmenų. Ir sako, kad net visai netoli čia Zarasų rajone yra dar didesnis akmuo, bet mūsų pats didžiausias. Kodėl? Tai dabar yra labai nuostabi legenda. Čia aš važiavau su kauniškiais, mes matėm, vis dar tęsiasi Tauragno ežeras, vis ir važiavom jo pakrantę. Taigi, seniai yra tų legendų daugybė, bet papasakosiu tik tai vieną. Anoj pusėj Tauragno, Taurapilio papėdėje gyveno toks labai protingas žmogus Mokas. Išmintingas, su žmona ir sūnum. Dalyjo, pas be galo darbštus ir žmona labai darbšti. Dalyjo visiems patarimus, nes žmonės tiesiog ėjo pas jį patarimų, kaip gyventi. Bet ilgainiui Mokas labai nusivylė, nebeklauso žmonės tų jo patarimų. Ir nutarė nedėkingą kaimą palikti. Kaip palikti? Reikia plaukti į kitą pusę visiškai, kad ežeras atskirtų nuo nedėkingų žmonių. Bet žmonai buvo be galo gaila palikti viskasgi, ūkis, namai, kaimynai, kad ir nelabai dėkingi. Buvo tokia sąlyga, jeigu norim, kad mes nuplauktumėm į kitą, susirastumėm naują gyvenimo vietą, niekas neturi atsigręžti. Plaukiam nugarą į savo kaimą, paliekam, niekas neturi atsigręžti. Atsigręžti pavirsi akmeniu. Plaukė, jau atrodo perplauks ežerą. Nebešlaikė Mokienė, taip gaila palikti, atsigręžti. Ir iškart pavirto akmeniu ir nugrimzdo į ežero dugną. Sako, va čia va ties stučiai žmonės, kai tinklais gaudo žuvį, dar užkliūna už to akmens ir suplėšo tinklus. Čia taip Mokienė, na gal keršė, gal, nežinau. O Mokas ir Mokiukas atplaukė čia, eina gilin, tik junta, kad stingsta kojos, kad nebegali eiti. Ir va šitoj vietoj ir Mokas ir Mokiukas iš to sielvarto pavirto akmenim. Gal kad kaimą paliko, gal kad Mokienė nuskendo. Tai va šitoj vietoj ir tai susiję net ir su sukilimu. Nežinau, tie, kas buvot nuėję, jeigu paglostėt akmenį, o ranką tikiuosi, kad uždėjot, na bet jūs nulėkėt. Taip greitai nespėjau uždėjot, tai tikriausiai labai visiškai tikiu, kad jūs pasisėmėt Moko išminties. Ir sugrįžę. Dar kartu reikia laiktis minties. O gal aš dar kartu dėsiu? Žmonėm dalino. Na, einam dar kartą. Nuglostykit rankas, išsipurvinkit, glostykit. Čia va aukštyn ranką akmenį, ten turi tuščiuoti vietą. Va čia daugiau vietos, va čia lyskit. Į dešinę. Nes ten jau ir taip grūstalinė. Į dešinę. O, dabar tai geras. Šiaurinė pusė liečių. Iš savų kas nori. Bet einam brana pusę, nes šitai, einam brana pusę, čia prašyti neprašyti.
šono kardelis, verkė mano motinėlė, verkė sesutėlė, labiau verkė mergužėlė, grūtelių darželį, labiau verkė mergužėlė, grūtelių darželį. Jūs girdėjote 1863 metų sukilėlių dainą. Šiandien mes susirinkome čia, Minčios girioje, kad atiduotume pagarbą istorijai, kad pasakytume susirinkę visi, jog atmintis gyva, nepaisant to, kad nuo tų metų sukilimo jau praėjo 150 metų. Šiandien smagu, kad mūsų čia tiek daug, nors vieta gana nuošali, tik pušis iš Lakios ošė, gausus būrys Tauragniškio aplinkinių kaimų gyventojų susirinko čia, gausus būrys ir svečių, pažįstamų veidų iš kitų seniūnijų, matau, suvažiavo. Yra ir svečių, jau ko nespėjau pamatyti, pristatyti, tai gal paskui prisistatysite. Taigi dalyvauja Utenos rajono savivaldybės teritorijų planavimo ir statybos skyriaus specialistas Arvydas Mitalas, dalyvauja Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, žymus visuomenininkas, kaip ir Tauragniškis, nors ne Tauragniškis, bet mums kaip ir Tauragniškis, Rimantas Klimas. Matau, kad lyg ir mačiau, kad atėjo ir Tauragniškis, Utenos rajono savivaldybės narys Osvaldas Katinas, dabar nematau, bet kažkur taip yra su žmona, dalyvauja mūsų šventėje, labai smagu. Taigi visi tie, kurie mes šiandien čia atėjome, turbūt atėjome ne šiaip savo, atėjome pasakyti dar kartą, kad atmintis iš tikrųjų yra gyva. Atminimo šitą renginį noriu pradėti 63 metų sukilėlių himno žodžiais. Primta manyti, kad tai yra lenkiško eilėraščio variantas, sekimas lenkiško eilėraščių, kurį dainavo lenkų sukilėliai 1831 metais. Bet lietuviški šio himno žodžiai gana ženkliai skiriasi nuo to lenkiško eilėraščio, todėl manome, kad visgi šitas himnas buvo parašytas, kada buvo ruošiamasi sukilimui, lietuviškas tekstas arba jau jam prasidėjus. Kita vertus, mums šiandien netiek svarbu, kad jau palikim istorijai, istorikam, jų analizai, mums turbūt žymiai svarbesnė yra šito himno dvasia. Taigi kelios eilutės iš to sukilėlių himno. Neprapuls mūsų tėvynė, pakol mes gyvensima, neprietelius mūsų žemės visus išnaikinsima. Eisma broliai visi kartu, kur Nemunas plaukia, paklaus lenkai veizėdami, koks ten vaiskas traukia. Tai žemaičiai, tai broliai jūsų, einam atimt tėvynės mūsų. Tai bus gražu pažiūrėt, išblizginti dalgiai, lankai, stovės kariuomenė kaip mūras žemaičių sukilėlių. Tėvynė, motina mūsų, tėvynė šventa, mes tavo sūnus, būsi tu atimta. Tai vienas iš to himno variantų, yra jų ir žymiai daugiau. Apie šitų metų sukilimo reikšmę bus šiandien dar kalbama ir nemažai apie tai bus kalbama, bet pirmiausia, noriu pakviesti mūsų kunigą kleboną, bronių Šlapelį, pašventinti stogastulpį ir pasakyti mums visiems keletą žodžių. Pasirašau žodelį tam tikrą. Susirinkome prie 1863 metų sukilimo dalyvių kapavietės, kurio papuošė docento daktaro Romualdo Šimkūno padarytas paminklas su rūpintojėliu viršuje. Labai meniška. Ačiū bendruomenės pirmininkei Bargoliai už iniciatyvą, seniūnai už rūpestį, buvo pastatytas šitas paminklas. Ačiū visiems, kurie susirinkote ir norime amžinti šitą gražų statinį. Kyla klausimas, kodėlgi įvyko tas 1863 metų sukilimas. Kokios priežastys? Trumpai, Jungtinė karalystė norėjo laimėti Krymo karą prieš Rusijos imperiją. Todėl pradėjo aktyviai remti sukilimus Rusijos valdomose Lietuvos ir Lenkijos teritorijose. Tai buvo tikimasi sukelti ekonominę krizę. Prie įvykių Lietuvoje ir Lenkijoje prisidėjo vakarų Europos išauginti Britanijos remiami revoliucionieriai. Rusijos imperijos valdžia mėgino rasti išeitį iš susidariusios vidinės ir tarptautinės padėties
ir 1861 metais pradėjo žemės ūkio, teismo, finansų ir kitas reformas. Peterburge, Varšuvoje, Vilniuje, Paryžiuje, Londone jau būrėsi būsimieji sukilimo vadai. O daugelį Lietuvos, Lenkijos miestų vyko eisenos, nukreiptos prieš okupacinę Rusijos valdžią. 1862 metų vasarą Vilniuje sudarytas sukilimo komitetas, vėliau pavadintas Lietuvos provincijos komitetu. 1863 sausio 22 prasidėjo sukilimas Lenkijoje. Atsišaukimas skelbė, kad valstiečiai dalyvavę sukilime gaus žemės neatlygintinai, o ponai gaus kompensaciją iš tautos iždo. Taip pat paskelbė, jog atkuriama Lenkijos Lietuvos valstybė. Lietuvoje sukilimas prasidėjo 1863 metų vasario 1 dieną, kai Lietuvos provincijos komitetas pasiskelbė, kad įvedė savo valdžią ir palaiko Lenkijoje prasidėjusią kovą prieš carinę Rusiją. Komitetas paskelbė, kad žemės nereikės įsipirkti, kad jos gaus trobelnikai, darbininkai, kurie prisidės prie sukilimo. Jam vadovavo Konstantinas Kalinauskas, Zigmantas Sierakauskas ir kunigas Antanas Mackevičius. Tais pačiais metais, birželio 26 dieną, beveik per 6 mėnesius, visas kraštas atsidūrė sukilėlių rankose. Kadangi valstiečiai norėjo ne tik iš carinės Rusijos laisvės, bet ir nuo sulenkėjusios bajorijos. Sukilėlių būriai būrėsi visose apskrityse, vėliau susijungė į vieną kariuomenę. 2500 sukilėlių sutelkė Zigmantas Sierakauskas. O balandžio 7 dieną jį paskelbė Lietuvos sukilėlių vyriausiųjų vadu. Sukilėliai privertė trauktis savo kariuomenę. Vėliau siekdami išplėsti sukilimą Lietuvoje, jie patraukė Biržų link. Ties Medeikiais Sierakauskų būriai vėl privertė caro kariuomenės dalį jį pasitraukti. Tačiau ties Gudiškio po 4 valandų trukusio mūšio sukilėliai pralaimėjo caro kariuomenės daliniui. Iš viso caro kariuomenės Vilniaus karinėje apygardoje buvo apie 145 tūkstančius. 60 kazokų šimtinių ir dalis jų malšino sukilimą. Jėgų santykis buvo labai nelygus. Būdavo mūšiuose 1 ant 10 arba 1 ant 20 Rusijos kariuomenės naudai. Liberalių pažiūrų Vilniaus generalgubernatorius Vladimiras Nazimovas buvo pakeistas Michailu Muravjovu, vėliau pramintu Koriku. Jis tuoj įsakė sušaudyti 2 kunigus ir 1 bajorą. Suimtus sukilėlius korė, į Žemaitijos ištrėmė net 66 kunigus. Muravjovo nurodymu Vilniuje nužudyti nelaisvę paimtieji vadai Sierakauskas, žiauriai bausti kiti sukilėliai ir sukilimo rėmėjai. Sukilimą malšino apie 140 tūkstančių rusų kareivių. Kunigas Antanas Mackevičius su savo būriu įsilaikė ilgiausiai. Tačiau rudenį ir jis pakliuvo į laisvę ir 1863 metais, gruodžio 28 dieną, jis buvo viešai pakartas Kaune Ožeškienės gatvėje. Paberžės bažnyčioje kunigas Antanas Mackevičius perskaitė sukilimo manifestą, kuriuo Lietuvos gyventojai buvo raginami sukilti, kad būtų atkurtas nacionalinis valstybingumas, pripažintos liaudės pilietinės teisės, nemokamai suteikta žemės ir su savo bendražygiais jis patraukė į miškus. Jis net suorganizavo 300 vyrų
į sukilėlių būrius. Antanas Mackevičius rašė: mano troškimas gero žmonėms davė man jėgų ir galimybės sukelti liaudį ir ne kuriuo nors kitu tikslu, o tik siekiant ją pakelti, kad ji įsisąmonintų ir pasakytų, ar su Rusija, ar su Lenkija ji nori būti susijungus. Ši teisė jau egzistuoja Europoje, o ji negalėjo būti pareikšta kitaip, kaip tik per įsivadavimą. Jų vadovaujami vyrai, ginkluoti medžiokliniais šautuvais, dalgiais, šakėmis, įsikūrė Krekenavos miškuose, vėliau Milagėnų miškuose Kėdainių rajone. Jie užpuldinėdavo rusų kariškius, maisto ir ginklų vilkstinės, trukdė rusų kariuomenės susisiekimą. Vienas iš svarbiausių kunigo Mackevičiaus vadovaujamų vyrų susirėmimo su rusų kariuomenė įvyko 27 dieną kovo mėnesį prie Jaunaberžės Kėdainių rajone. Kalnaberžė, jeigu galima patikslinti, tai mano tėviškė. Po šio mūšio jo būrys įsijungė į Sirakausko sukilėlių kariuomenę. Kunigui Mackevičiui buvo patikėta vadovauti šios kariuomenės 4 batalionui. 1864 metais vasarą dar veikė 20 sukilėlių būrių. O rudenį Rusijos okupacinė armija galutinai numalšino ginkluotą Lietuvos pasipriešinimą. Sukilimo metu Lietuvoje įvyko 321 mūšis su okupacinė Rusijos kariuomenė. Ir sekė labai skaudus padariniai. Sukilimo metu okupacinė Rusijos vyriausybė nuteisė mirties bausme arba ištrėmė 21 712 žmonių. Uždarė 46 vienuolynus ir prie jų veikusias mokyklas. 10 katalikų bažnyčių pavertė stačiatikių cerkvėmis. Ir toliau vykdė įvairias represijas. O 1864 metais įvestas spaudos draudimas. Tiesa, padarė mažyčių nuolaidėlių valstiečiams. Papildė ir pataisė 1861 metų reformą, sumažino privalomo žemės išpirkos mokestį. Tačiau sukilimas paspartino baudžiavos liekanų likvidavimą ir nacionalinį sąmonėjimą. Ir pašventinsiu gražųjį pamaldą. Tepadė mums viešpats dangaus ir žemės, viešpačių dienos. Melskimės Dievą savo žodžiu viskas pašventinama. Kodėl palaimė šį paminklą pastatytą 1863 metų sukilimo dalyvių amžino poilsio vietai atminti. Juk žygdarbys jau uždega šiuolaikinių žmonių dvasią. Tai duoda drąsos, ryžto bei išminties, uoliai darbuotis Lietuvos šviesesniai ir teisingesniai ateičiai sukurti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. O dabar sukilėlių atminimą pagerbkime visi tylos minutę.
tuos mitus, galbūt daugiau apie įvykius Utenos rajone, mūsų krašte pasidalins Bronė Juknevičienė, Kraštotyros muziejaus muziejus. Mes minėjimą truputėlį anksčiau pradėjom, buvom Utenos Tauragnų kultūros centre, Kraštotyros muziejaus padalinėje Krašto muziejuje, kur buvo atidaryta nuostabi Rasos Slesoriūnienės fotografijų paroda. O tos fotografijos tai jau iliustruoja, parodo sukilimo pasiekmes. Viena iš tų pasiekmių tai tremtys, vienos iš pirmųjų lietuvių tautos tremčių, nes pirmosios tremtys tai buvo po 30-31 metų sukilimo. O ta nuotraukų paroda, tai nuotraukos iš Pavolgio, iš gyvenvietės Čiornaja Padina. Į tas vietas buvo ištremti 63-64 metų sukilėliai, būtent iš Užpalių, Vyžanų apylinkių. Ir Rasa Slesoriūnienė tenai buvo, nes ten jos giminės šaknys. Ten buvo ištremti jos proseneliai. Taigi, tai yra istorija ir mes dar turim ir vietų, ir žmonių tų įvykių liudininkų. Matyt, kokį be paimtumėm amžių mūsų Lietuvos istorijos, kiekvienam beveik amžiui yra lietuvių kova dėl savo laisvės. Nešimtis ir 63-64 metai. Ir kągi reikėjo aukoti žmonėm, kurie ėjo į sukilimą. Aukojo vieni padėtį, kiti viską, ką turėjo, turtus, ir daug jų aukojo gyvybę. Bet ta troškimas būti savo tėvynės, savo šalies, savo žemės šeimininkais buvo žymiai stipresnė. Gerbiamas klebonas kalbėjo apie sukilimo vadus. Visi jie buvo jauni, galbūt Zigmantas Sierakauskas, bet jis vyresnis, bet jis jau turėjo padėtį, jis buvo karininkas, jis metė viską, grįžo į Lietuvą. Visi jie, ir Sierakauskas, ir Kalinauskas, ir Mackevičius buvo sužeisti arba pateko į nelaisvę ir buvo Muravjovo Koriko komisijos sprendimu nubausti mirties bausme. Jis ir buvo pramintas Koriku, nes ant daugelio teismo nuosprendžių buvo jo ranka užrašyta – pakarti užuot sušautus. Sukilėliai ir paprasti, ir eiliniai, ir sukilimo vadai buvo tardomi, siekiant išgauti ryšius, pagalbininkus, sukilimo tikslus, kurie kas ruošiasi eiti. Tai buvo neteisingas teismas. Zigmantas Sierakauskas buvo teisiamas ligoninės palatoj. Teismas manė, kad jo kaltė kabutėse yra visiškai įrodyta ir jokio kito teismo nereikia. Ir nuosprendis pakarti ir buvo nuosprendis buvo vykdomas Lukiškių aikštėje. Ir Zigmanto Sierakausko paskutiniai žodžiai buvo: aš protestuoju Rusijos ir Europos akivaizdoje prieš šį teismo nutarimą. Ir paskutinis jo žodžius nutraukė būgnų tratėjimas ir mirtis. Patį gražiausią metą, 63 birželis. Kostas Kalinauskas žuvo sulaukęs vos 24. Jis buvo teisininkas, irgi tikrai galėjo padaryti ir karjerą, ir galėjo susikurti gerą gyvenimą ir asmeninį, ir padėtį. Jis prieš sukilimą atsisakė tarnystės, apsirengęs paprastais rūbais, valstiečio rūbais, jis keliavo po kaimus, taip galvodamas, kad taip geriau valstiečiai jį supras ir jis pats geriau galės agituoti valstiečius eiti į sukilimą. Ir jo paskutiniai žodžiai buvo parašytas kaip laiškas ateities kartom, kad myliu savo Lietuvą ir jai atidaviau visas savo jėgas. Ir į Kartuvas jis ėjo iškėlęs galvą, žiūrėdamas, apžvelgdamas minę, galbūt toj minioj jis ieškojo savo bendražygių, galbūt norėjo pasakyti, kad aš nieko neišdaviau. Galbūt dar buvo viltis, kad jie tęs kovą. Ir Antanas Mackevičius jis ryžosi tapti kunigu, galvodamas, kad taip jis bus arčiau liaudės.
kad kunigystė jam padės suartėti su paprastai žmonėm ir puoselėti lietuvybę. Kunigas Antanas Mackevičius buvo toks populiarus, kad jau po mirties sklido legendos, kad jis vis dar gyvas, kad jį su būriu matė kažkur tai, kažkur dar kovojantį, galbūt buvo toks stiprus žmonių tikėjimas, kad kova dar tęsiasi, kad sukilimas nenumalšintas. Deja, sukilimas buvo numalšintas ir mūsų kraštietis poetas Antanas Miškinis rašė tą progą parašytame eilėraštyje: Kartuvės Vilniuje liepsnoja sodžiai, degina dangų tėvynės aukštą, krinta ir krinta ant veido suodžiai, baigės naktis, o rytas neaušta. Vieni iš aktyviausių sukilėlių veiksmų buvo būtent čia Utenos apylinkėse ir medžiagos yra išlikusios. Tikrai daug apie Tauragnų, Užpalių ir Vyžuonų apylinkių žmonių dalyvavimą sukilime. Tai ir įvairiausios caro valdininkų ataskaitos, ir kovinių veiksmų ataskaitos, ir sukilėlių tardymo protokolai, ir kita gausi medžiaga. Ir pirmieji sukilėlių veiksmai čia, Utenos apylinkėse, jau buvo 63 metų sausio vasario mėnesiais. Tai buvo kai kurie netgi tokie bravūriški veiksmai, atjoja sukilėlių būrys į miestelį, reikalaudami, žinoma, ginkluoti sukilėliai, reikalauja, kad juos pasitiktų to miestelio vadovai, valdžia, pareikalauja, dažniausiai įjoja vakare, pareikalauja, kad būtų apšviesta visur. Na, galbūt tai buvo truputėlį gal bravūriška, kaip sakiau tą žodį, bet jie pasijuto kuriantis savo likimo šeimininkai, kovojantis dėl Lietuvos laisvės ir žemės. Pirmieji veiksmai tai buvo policijos būstinių užiminėjimai, pašto karietų stabdymai, dokumentų deginimas, telegrafo stulpų gadinimas, kad būtų neperduotos telegramos, o balandžio mėnesį jau kunkuliavo visa Aukštaitija. Ir todėl Tauragnai priklausė Zarasų apskričiai. Karinis viršininkas jau išsigandęs kelia aliarmą, kad ties Tauragnais ir ties kitais miesteliais ir Dusetomis jau renkasi sukilėliai. Ir jau kitą dieną pasiunčiamas nemažas kariuomenės pulkas, 2 kuopos, 75 kazokai malšinti tų sukilėlių. Čia Minčios apylinkėse mūšis įvyko 63 metų gegužės 4 dieną ir įvairūs yra skaičiai duodami, kad caro kariuomenė susirėmė gal su 200, gal su 300 sukilėlių, bet mūšis prasidėjo 6 valandą vakaro, miškas, pelkėta vietovė ir netgi geriau paruošta ir gausesnė kariuomenė tikrai negalėjo parodyti visų savo sugebėjimų. Turėjo pasitraukti, traukėsi link Salako, o besitraukdami dar buvo ne vienas susirėmimas ir buvo ties vienu vienkiemiu. Ten kilo gaisras ir parako atsargos susprogdintos ir kariuomenė surado paslėptas ir ginklų ir maisto atsargas. Ir toliau čia besikovęs būrys, aš nepaminėjau, tai buvo vieni aktyviausių sukilėlių Spitrėnų dvarininkų Maleckių šeima, 3 sūnus, visi jie vyresnieji sūnus grįžo iš Peterburgo čia į Lietuvą, savo vyresnybei pasakė, kad reikia slaugyti sergantį tėvą ir taip gavo atostogų. Jaunesnysis buvo dar studentas, bet jie visi prisidėjo prie sukilimo. Ir, kaip sakiau, yra išlikę raportai apie sukilimą, apie mūšio rezultatus. Žinoma, tam raporte parašyta, kad maištininkų žuvo labai daug, malšintojų žuvo labai nedaug. Ir tai, jeigu mes skaitysim tuos raportus, tai visur rašoma, kad sukilėlių buvo daug. Jie tikrai pripažįsta, kad ir caro kariuomenės tie vadai pripažįsta, kad jie kovėsi labai narsiai. Bet
jų caro kariuomeniai visgi pavyko nugalėti. Ir visur kinta reikės ta detalė, kad sukilėlių nuostoliai labai dideli, o šimtai nukautų. Jeigu tai būtų tiesa, tai kam tada Lietuvoje prieš juos reikėjo sutelkti tokią didžiulę kariuomenę? Kaip jau minėjo klebonas, 145 000 ir galbūt daugiau, ir netgi suskaičiuotas ir patrankų skaičius 146 patrankos, kai sukilėliai jų neturėjo nė vienos, ir mažai turėjo ir šaunamųjų ginklų, o valstiečiai, kurių visgi, valstiečiai, kurie sudarė didžiąją sukilėlių dalį, jie buvo beveik ginkluoti tik tai ištiesintais dalgiais, o vėliau netgi ir tų pačių trūko, kadangi valdžia uždraudė žydams prekybininkams parduoti dalgius. Taigi, tai tada tokia didžiulė kariuomenė nereikšmingam sukilimui, kažin ar būtų buvusi sutelkta. O įdomumo dėliai, kai 1812 metais Rusija puolė Napoleono kariuomenė, žygiavo per Lietuvą, tai ties Vilniumi, tos kariuomenės buvo 240 000. Ir tokia pat rusų kariuomenės dalis, maždaug 145, galbūt šiek tiek daugiau, kovoja su Napoleono kariuomenė. Europos užkariautojai, toks paskaičius malšina sukilimą. Taigi, tas sukilimas tikrai buvo rimtas, tikrai buvo gerai organizuotas, paruoštas ir netgi pats sukilimo malšintojas Muravjovas tam teikė labai didelę reikšmę ir labai didžiavosi savo kariniam pergalėm. Ir sukilimo pasekmės, kažin ar kuri nors Europos tauta žino tokias, išgyveno tokias pasekmes. Mes tikrai nerasim tautos, nerasim valstybės, kuriai uždrausti patys pagrindiniai pamatiniai dalykai. Kalba, raštas, mokykla, raštas, spauda, mokykla, tikėjimas. Ir labai gerai, kad mes čia tiek mūsų susirinko ir kad mes saugom, sugebam prisiminti mūsų kovas dėl laisvės ir prižiūrim kiekvieną kampelį, kur yra to sukilimo aidai. Banguoja auksiniai javai, siūbuoja baltieji beržai, tik prie kelio mediniam namelį, kažko liūdimo tulė sena, tik prie kelio mediniam namelį, kažko liūdimo tulė sena. Liūdimo tulė sena, porimai prie vartų viena, o tu lauki, kas vakarą rytą, ir žiūri į kelią liūdnai, o tu lauki, kas vakarą rytą, ir žiūri į kelią liūdnai. Kai buvo beržai dar žali, ir aš nesena ir tiesi, ankstų rytą, kai saulė tekėjo, išėjo į karą sūnus. Ankstų rytą, kai saulė tekėjo, išėjo į karą sūnus, išėjo jis ginti tėvynės nuo priešų ateivių piktų. Ėjo gelbėt jis tėviškę brangią ir saugot ramybę visų. Ėjo gelbėt jis tėviškę brangią ir saugot ramybę visų. Prabėgo, praūžė daug metų, pagelto baltieji beržai, o tu lauki,
vakarą rytą ir žiūri į kelią liūdnai, o tu lauki, kas vakarą rytą ir žiūri į kelią liūdnai. Paprašysime mintimis pasidalinti ar daina su gerbiamą Rimantą Klimą. Labą dieną visiems, neįsigaskit, kad atsinešiau tokią storą bylą. Tai čia, žinoma, tikrai medžiaga yra surinkta per eilę metų ir apie renginius, kurie čia vyko jau sukilėliams šitam žemės kampelį paminėti. Ir kita medžiagėlė, apie kurią čia pranešėja Jevčinė plačiai kalbėjo. Bet vis dėlto pasidomėjęs šių dienų interneto platybių atsiliepimais apie tų metų sukilimą, aptikau ir tos medžiagos, kurią ypač platino, propagavo ir į vadovėlius rašė prieškario nepriklausomos Lietuvos istorikai. Tiesa, kad visuose istorijos dalykuose priklauso nuo politikos ir ta tiesa visada būna nevienareikšmė. Šiaip dabar jau sutrumpintai pasakysiu tiek, kad laikoma eilės istorikų jaunosios kartos dabartinių šitas sukilimas yra inicijuotas Lenkų, siekis turėtų imperiniai siekiai statyti aišku valstybę. Antra, dalyvavo daugiausia bajorai, valstietija, tuo metu jau baudžiavą panaikinus sunkokai jungėsi ir caro pulkininkai, kur raportuodavo vadovybė apie sukilimo aplinkybės, tai rašydavo, kad pas juos kreipėsi valstiečiai, čia net iš Tauragnų yra pavardės paminėtos pulkininko Poltoratskio raporte, kad pasėtė valstiečiai prašydami užtart prieš metiežnikus, sukilėlius, kad jie ten plėšia, juos skriaudžia ir jie nebenori dalyvauti, bet tiek juos varo. Labai piktai minimas Minčios turbūt medžioklys, jeigu Lovčiai būtų išvertus, turbūt medžioklys, Žirmantas. Tai jis keliose vietose caro raportuose paminėtas kaip labai nepalankus caro valdžiai žmogus ir galų gale jį areštavo. Ir buvo nukreiptas net į Vilniaus kalėjimą, tolesnio likimo nežinau, aptikau dokumentuose. Vienu žodžiu, mūsų atgimstančios Lietuvos, tada dar, sakykime, sukilimo laiko po sukilimo, kada buvo uždraustas lietuviškas žodis ir lietuviška raidė, tai inteligentija tuo metu gana skeptiškai vertino šitą sukilimą, bet laikas bėga ir mes dabar matom, kad ypatingai 150 metų jubiliejus įgauna, tokį jau, sakykime, internacionalinį pavydalą ir vyksta plačiai renginiai, visur pabrėžiamas abiejų tautų respublikos vaidmuo. Žinoma, tarptautinė politika dabar yra gana sudėtinga ir turbūt nei man, nei kam nors kitam neduota teisė ten smerkti ar nepasmerkti. Istorija viską padaro laikui bėgant. Taip, kad tie visi sukilimai, 3, kurie buvo sugriovus Žečpospolitą 74-5, tai kažkaip keistai vadino kačių sukilimų valstiečiai. Antrąjį sukilimą vadina krakusmečiu, nuo Krokuvos vardo, kadangi irgi Lenkų įtaka buvo didelė. O pastarąjį 63-ųjų, tai jau atvirai buvo rašoma, kad tai Lenkų sukilimas, lenkmetis tiesiog buvo vadinama. Žinoma, buvo sudėtinga situacija, valstiečiai tik baudžiava panaikinta, pasimetimas ir panašiai. Truputį pristatysiu savo nedidelę parodą, kurią ten išdėliau ant šlaito, tai yra Artūro Grodgerio graviūros. Artūras Grodgeris, garsus graviūros meistras, mirė jaunas, tik 30 metų sulaukęs, gyveno vienoje, jis nematė to sukilimo, bet tik tai klausydamasis pabėgusių
nuo žiaurių bausmių sukilėlių pasakojimus sukūrė puikius ciklus. Du. Vienas vadinasi Polonija, tai Lenkija, o kitas vėliau porą metų sukurtas yra Lituanija, Lietuva. Tai aš čia visas tas kopijas Lituanijos 6 gavau, jas padauginau ir jūsų maloniam dėmesiui labai pagarbiai ant samanėlių išdėliojau. Kviečiame gerbamą klebonų taip pat žiūrėti, jūs be abejo matėte tos dalykus. Taigi, toks akcentėlis ir ten žinomas stendukas apie 2003 metų čia vykusį minėjimą. Na, šiemet, kaip matote, šioje vietoje antras paminklas truputį, na, lyg tai su koordinavimo gal nebuvo, sakykime, platesnį mastu, bet tai ką sako, kas gerai, tai ne per daug. Tai dar čia buvo toks sumanymas, kad Petro Panovo eilėraštuko nedidelio, kuris buvo išspausdintas tuomet kvietime 2003 metų apie Minčią, kad pabandyti sukurti dainą, dainą kažkokią. Taip. Na, tai aš kreipiausi Vygantą Varnecką, sakau, Vygantai, taip prirašai valsiukų visokių gražių, ten apie meilę, parašyk, kur kalavijai skamba, kur dalgiai galandami. Tokią maždaug melodiją. Tai Vygantas, kaip jis pasakė, besikankindamas rašė kelis variantus, bet šiandien jis kažkaip tai netvyko ir reiškia išpildymas tos dainos jau kaip ir būtų negalimas, bet aš ją, jis man padainavo, tai šiek tiek įstrigo. Tai aš tada sakau, aš pabandysiu papildyti tą dainą truputį, ir tada jums leidus, tik nebūkit labai kritiški, kadangi ir pakimęs, ir viskas padaryta ekspromtu, bet, na, man, sakykime, jeigu taip yra eilės kažkokios, kad tos eilės pavirstų daina, tai kažkokio tai charakterio norisi karingesnio, kadangi čia buvo mūšiai, buvo žūtys, buvo mirtys, aukšti siekiai. Na tai pabandysiu aš čia padainuoti, taip kaip tiesiog mes, sakykime, kartais būna, sako, kaip poetai, jie ima ir gimsta kaip Panavas, tada per 2 valandas parašė, padiktavo, nes jam žinojo šitą eilėraštį, kaip mano akim tai nepaprastai taikliai parašytas 2 ketureiliai, kurie labai tiksliai atspindi to meto padėtį. Minčioj švyno lieja, minčioj geležį dilina, minčioj meldžia Dievą, neregėti dar sukilėliai. Minčioj meldžia Dievą, sukilėliai. Iš anksto amžiną atilsį, iš anksto už laisvą Lietuvą, skubėkime dalgį aštrinti, skubėkime kulką nulėti, skubėkime dalgį aštrinti, skubėkime kulką nulėti. Aišku, neįeis enciklopedijos, bet jūsų dėmesį. Taigi, ačiū organizatoriams, ačiū už pakvietimą. Nuostabi vieta, manau, kad čia tiek yra daug joje kažkokios paslaptingos traukos, kad kartais ir vienam čia užsukus norisi truputį pabūti. Ir žinoma, labai būtų gerai, kad čia kuo daugiau važiuotų jaunimo, mokyklos, tiek jau, kad jos ir nyksta Lietuvos, jos naikinamos. Iš tikrųjų, tai visus čia esančius kviečiu, atvežkite savo giminaičius, kai būna ten koks nors balius giminės suvažiavimas, atvežkite juos čia, kad ir jie pajustų, sužinotų, kas čia buvo, kada buvo, kodėl buvo ir taip toliau. Naivumas, užmarštis čia negalimi. Ačiū uždėmesį. Su to nepasisveikinau. Taigi,
150 metų prabėgo nuo tų dienų, kai čia įdėjo šūviai, žvangėjo kalavijai, kardai. Daug laiko. Mūsų atmintį labiausiai paliečia mūsų gyvenimo įvykiai. Tačiau prieš 150 metų čia žuvę, savo galvas padėję kovotojai, kurių atmintį dabar mes pagerbėme, tikrai įkvėpė mūsų tautą kovoti už savo laisvę. Nesvarbu, kad sukilimas pralaimėjo, bet jų kraujo kaina buvo ta, kad atsirado knygnešystė, atsirado daugiau ir daugiau Lietuvos patriotų, poetų, rašytojų, kurie prikėlė tautą tolimesnėms kovoms dėl savo laisvės. Ir tikrai mes visi turime būti dėkingi jiems čia palaidotiems, kad mes dabar stovim čia, galvojam laisvai, kalbam sava gimta kalba, kurią kalbėjo ir mūsų protėviai. Ir netgi sava tarme, kurios metai šie ir paskelbti. Taigi mes tikrai žemai lenkiame galvas jiems čia palaidotiems. Ir kaip sužinojau, Lietuvoje tokių atminimo vietų yra netgi netoli 400. Tauragnų seniūnijoje ir kultūros centre esančiame muziejuje yra parodos nuotraukų. Užeikit, pasižiūrėkit iš skirtingų vietų, pamatysit, sužinosit galbūt, ko dar nežinojot, nematėt, nes tikrai savo tautos istoriją tiesiog gyvybiškai būtina žinoti, nes ji mus sustiprina, mes tikrai tvirčiau stovime ant kojų, tvirtesnis pagrindas po mumis, mes labiau žinome, kas esame, kokios garbingos, kilnios tautos palikuonys gyvename po šią saulę. Taigi, mūsų kraštuose, mūsų krašte tokių vietų yra tikrai nedaug. Ir šią dieną pašventintas dar vienas atminimo ženklas, paminklas, tikrai unikalus, gražus, medinis. Ir šitas rūpintojėlis pažymės daugeliui metų į ateitį šią garbingą vietą. Ir šio kūrinio autorius yra mūsų krašto, Tauragnų krašto garbės pilietis Romualdas Šimkūnas. Taigi, gerbiamas Romualdai, aš jūs iškilmingai kviečiu čia ir nuolankiai dėkoju už tokį meno kūrinį, už jūsų altruizmą, pasišventimą, geraširdiškumą, geranoriškumą savam kraštui. Įteikit padėką. Su šito paties stogastulpio nuotrauka jums atminčiai ir jums pagerbti dar yra ąžuolo vainikas. Ačiū jums. Ačiū. Ir žodį suteikiame ponui Romualdui. Sveiki visi susirinkę į sodžiavietę pagerbti žuvusių už laisvę. Šiais metais visa Lietuva švenčia šitą garbę datą. Internete, laikraščiuose, žurnaluose gausu straipsnių bylojančių apie tragiškus veiksmus vykusius prieš 150 metų. Kas čia buvo pasakyta ir kas ko nepasakyta, galėtumėt paskaityti Varpe šių metų 3 numeris. O savivaldybių žinių porą sakinių paskaitysiu. 1863 metų sukilimas yra svarbus daugeliu požiūrių lūžys Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos ir iš dalies Ukrainos bei Rusijos istorijos momentas. Sukilimas prieš 150 metų prasidėjęs buvusiose Lenkijos, Lietuvos valstybės žemėse
buvo viena iš daugelio visuomeninių akcijų, kuriomis bandyta nusimesti svetimą jungą. Į susirinkusius kreipėsi Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas. O štai kitam puslapį rašoma: partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės diena gražiai paminėta ir Radviliškio rajone, Minaičių kaime. Vos neminčiau. Renginys vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 49 metų vasario 16 dienos deklaracijos paskelbimo memoriale. Oro gynybos bataliono kariai savanoriai, Radviliškio rajono švietimo įstaigų mokiniai, jaunieji šauliai dalyvavo. Skrydžių virš Minaičių susirinkusius pasveikino NATO oro policijos misiją atliekantys Prancūzijos karo lakūnai su naikintuvais Mirage 2000. Nu, pas mus čia Miražams nėra vietos nusileisti. Mes kitaip minime šitą žymę datą ir tai labai gerai. O dabar rakursų į šoną. Stoviu aš ant šaikinės linijos, susikaupęs, žvelgiu į tolį ir galvoju, kaip man pasijusti tuo kariu, turinčiu tik ištiestą dalgį. Broliai medžiai, padėkite man ateiti į tokią būseną. Deja, supraskit mane teisingai, nesugebėjau. Tik kažkaip pasijutau keistoj būsenoj, nes kažkur netoli nugirdau motoro ūžesį. Aš jaučiu, kad aš visiškai jaunas vaikas dar girdžiu valtelės lėkamobilio ūžesį, vadinasi, darbą lentpjūvėj pradėjau. Ne, čia keturačiai motociklistai laksto po gyrę. Pagalvojau, kaip gerai, kad gimiau 5 metų vėliau, nes greičiausiai čia ties šaikinė linija, o gal prie Baltelės, o gal prie Bivainėlio ežero būčiau nuvirtęs nuo Raudonojo maro. Taip kaip nuvirto kaimynai Vladas Tumėnas, Vladas Bivainis. O gal būčiau žuvęs kaip tie vyrai anam kaime, to kaimo pavadinimas Prūsija. Šiandieną jau kelintas laikas aš noriu pasakyti, kad labai norėjau kažką pastatyti ties Baltele, palei kelią, pažymėti, kas vyko tais laikais, kai mūsų kraštą užvaldė bolševizmas. Deja, aš vienas į girią negaliu nueiti. Niekas man nepasiūlė tokio darbo, bet štai atsirado žmonės Tauragnuose, su kuriais aš jau ne pirmą sykį čia
darbavausi, aš jais tiesiog didžiuojuos. Seniūno komanda man taip brangi, kaip brangi ši diena, šitas mūsų susibūrimas. Duokdie tokių švenčių kaip ši būtų daugiau mūsų brangio tėvynėje. Ačiū. Pasakojimo politikams nebėra jau ką ir pridurti. Iš tikrųjų, randamėse tokioj šventoj vietoj, kur prieš 150 metų kovojo žmonės už savo siekius, už savo laisvę. Labai džiugu, kad šią vietą mes prisimename, kad šiandien pašventinome stogastulpį, kuris čia ilgai dar primins didžiasias kovas vykusias šitoje vietoje. Taip pat labai noriu padėkoti tauragnyškiams, kurie čia gausiai susirinko paminėti tokios didžios šventės. Ir norėčiau palinkėti, kad visi mes vertintumėm laisvę tokią, kokią šiandien mes turime. Ačiū. Būna, kad pastatytų laisvės paminklų Vilniui. Stena valdžia daug metų niekaip nepadaro. Galų gale visi nukankinti ten stovi. Ir Serekauskas, ir Kalinauskas, ir KGB rūmai stovėjo kažkada su Lenina iškeltų ranku. Tauragnų bendruomenė atsūlyčiau Romualdą Šinkūną, kad pastatytų medinį gražų laisvės paminklų, kurie kovoja už laisvę. Ačiū uždėmesį. Daina, kurią dabar paskutinę sudainuosim, tikrai mokat visi. Labai kviestume mums padėti. Visi dainuojame. Oi, neverk motušėlę, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus,
tiek vandens, tiek priešų ten kraujo tekėjo. Vedė į tautas ten didžiavyrių pulkus ir priešų sulaužė puikybę. Už devynias marias, už tamsiuosius miškus, išvarė kryžiuočių galybę. Už devynias marias, už tamsiuosius miškus, išvarė kryžiuočių galybę. Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, kai duobę kareiviai ten kasė. Ir pagurdė daug brolių greta milžinų, o viešpats jų priglaudė dvasią. Ir pagurdė daug brolių greta milžinų, o viešpats jų priglaudė dvasią. Oi, neverk motušėle, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Na kągi, tegu ramiai ošia išlakios minčios pušys, saugodamos atminimą. O aš noriu pasakyti, kad seniūnijos ir bendruomenės projektą 63 metų sukilimų 150 metų rėmė kultūros rėmimo fondas. Ir tuo pačiu, jau čia buvo pasakyta, bet dar kviečiu apsilankyti ne tik kultūros centre esančioje parodoje, bet ir seniūnijoje, kur yra nuotraukos užfiksavo įamžino Panevėžio krašto, Kėdainių krašto ir aišku Utenos, Minčiaus, tas atminimo vietas, atminimo ženklus, kurie skirti 63 metų sukilimui. Taigi, dėkui visiems, kurie buvome čia kartu. Neįsiskirstykime, pabūkime, pabendraukime. Mūsų dar laukia pati skaniausia šaulių išvirta košė ir karšta arbata. Taigi, prašom visus. Einam košės valgyti. Ką reiškia pakeičia? Aš vaikam indėję. Apranga pakeičia žmogų.